Labą dieną, žiūrovai, žiūrovės, vėl garažas, vėl tos pačios sienos. Tai šiandien ką labai paprastai, pradėsiu nuo Kijos ardymo, Audi A3 galinio buferio nuėmimo ir paskui video dar pratęsiu su Ring Challenge, kuris vyko praeitą šeštadienį. Tai buvo visai smagu ir fainai. Ir paskutinį epizodą įmesiu į pabaigą tokį pasižiūrėjimui. Lėkėjau kaimą, šokom su seneliu į lėktuvą ir prasiskraidėm čia, kai vyko Radviliškio rajone Burbiškio dvare tulpių šventė. Tai biškį virš jos praskridom, tokį pasidarėm mini tripuką. Irgi va tokių pavasarinių vaizdų, kaip žydi rapsai, taip toliau bus kažką pasižiūrėti. Tai va, aišku, nepamirštam like, subscribe, komentarą. Blogo, gerą, nesvarbu, nejautrus, išgyvensim. Tai va, gerai, ką, viskas, einu tada beriu Kiją, visas snukį reiks keisti. Visą teliką lupt lauk ir paskui audelą. Ir kaip minėjau, lenktynės ir lėktuvai. Tai va, šiam epizodui bus tiek. Laukiam, žiūrim. Dėkui jums. Taigi, Pietų Korėjos šedevras beveik sudėtas. Trūksta tokių špankučių, nuvalyti šrotų visus pasižymėjimus, autografus. Žodžiu, buvo taip. Čia yra senasis telikas. Ir buvo, kadangi mušimas čia, tai buvo nulūžęs laikikliukas bamperio. Ir apačioje čia buvo tokių visokių negražybių. Ir mano buvo, žodžiu, radiatorius irgi čia va, kiauras lašėjo. Tai, kaip ir sakiau, nam video man visas sumuštekas išėjo žymiai pigiau. Tik tai ką reikėjo padaryti. Iš šito į aną, kur keičiau ventiliatorių, išėmiau ir įdėjau savo interkulerį. Nes šito interkulerio fiškė, to būtent pirktinio, yra mažesnė buvo, tai interkuleris persidėjo ir interkuleris radiatorius ir viskas liuks. Daugiau čia viskas susidėjo, susirinko, spalva biški jo. Spalva biški balta. Čia jau toks kiaušinis gaunasi, bet bandysiu gal dar polint kažką, plausim, gaivinsim, gal kažkiek įsitemps ta spalva. Į gerąją pusę telikas pasikeitė, nežinau per kokią, gera diena darbo iš tikrųjų. Neskubant, ramiai. Tai vat, kažkaip taip ir viskas susirinko, žibinto ausis buvo sveikos. Tai bamperis čia buvo trūkęs, čia susirinko viskas. Tai va, landžeronai viskas vietoj, nieks netrūkė, neplyšė, ne bakeliai, taip toliau, žodžiu, nieks neištaškyta. Gražiai atsijungė žibintukai. Tada visos žarnos atsijungė, aišku, čia spynos, visi tie kondiko radiatoriaus, to žarnelės vamzdeliai atsirinko ir tas telikas labai gražiai visas nusiėmė. Tai va ką, pakeičiau, sakau, interkuleriaus radiką, įdėjau ventiliatorių, kadangi šitas telikas pirktinis buvo anglas, tai dar reikėjo troso šito laikikliuką iš šitos vietos persukti į šitą vietą. O daugiau nieko, jokių burtų. Daugiau jokių, kaip sakyti, stebuklų. Va. Tai viskas, nežinau, liustros gražiai sueina, viskas, ledas, bamperis irgi visur gražiai sueina, visi tarpai. Tikrai viskas čiksen fuksen. Tai va tiek su Kija, ką. Visai jinai čia neblogai gavosi. Tai parodysim, ką mes čia pridarėm. Va, tokia. Viskas gražiai susileido, susėjo, sakau, spalvytė, jo, biški. Bet manyčiau, kad šita yra gal pabėgus, reiks pabandyti pasipolinti. Ir aišku, šviežiai dažyta, nėra ką norėti. Išvažiuos, ne pirmas kartas, ne paskutinis. Tai va, Kija kaip ir viskas, irgi ką. Poliruot, cheminį padangas jau perdėjau, nes buvo su šypais, tai šiokios tokios čia turėjau, atsitiko. Kas norės susidės. Tai va, hebrytė su Kijuku tiek žinių, tada ką
grotelės irgi kas keitėsi, tai va, šitos vienas centrinės ir šitos šoninės. Viskas susipirkau RRR, Signedui nebuvo. Tai grotelės šitos berods kainavo 18 eurų ar 20 susiuntimų, tos 13 ar tai kiek šoninės. Tai nėra baisiai, kaip sakyt, įkandama kaina. Tai va tiek kainam dabar, tada beriu Audi, vežu kėbulistui ir žiūrėsim, ką padarys iš tos baltos bulvės. Audi grįžo iš kėbulisto. Nu va, viskas kaip ir fainai. Gražiai žmogus tikrai padarė, ardymo tik buvo daug. Suomi jaunimas pridėjęs tos izoliacijos nuo garso, čia bus savykai buvę. Žodžiu, nuardymo daug reikėjo, nes sakė, kad tą gumą atkelt, kad čia viską taip suvest. Tai nemažai reikėjo atkelt, duris kaip ir tada sakiau. Iš vidaus baltos, tai čia nereiks dažyti, čia viską gražiai reiks pertept, gruntuot ir dažysim. Tai va, tarpas viskas labai gražiai. Šitą vakaseką reiks tvarkyti, o daugiau ką, su žibintu irgi viskas gerai sueina. Viskas padaryta fainai. Už visą šitą darbą pjovė virino žmogus paėmė 200 eurų. Tai skaitau nebaisiai, o visą likusį darbą pasidarysiu aš pats. Irgi nieko nelaukiam tada, ką špakliuot daryt ir į dažyklą. Parsivežiau A3 buferį, tai čia buvo nemaža skylė tokia įmušta įgaubta. Tai žodžiu, viską fainai sutvarkė, padarėm. Nepadarėm. Tai va, čia sutvarkė žmogus. Čia irgi tuos galus sutvarkė. Viskas čiksen, fuksen, kaip sakoma. Tai va, darbu patenkintas kaip visada. Fainai, švariai, gražiai. Už visą šitą darbą 20 euriukų. Tai tikrai skaitau labai žemišką kainą. Tai va tiek. Kia pavarė bairį. Sudėjau tą sumuštinį visą, pasirodo radiatorius kiauras, tai pa šitą seną radiatorių buvo vos ten vienoje vietoje trukimas, tai teks išimti buvusį, nuvežti, kad sutvarkytų, vėl nusimt bamperį ir įdėti ne kiaurą radiatorių. Tai va tiek. Opeliukas irgi padarytas, suruoštas, uždėti vasariniai batukai, supoliruotas. Nuplautas, išvalytas, viskas. Paruoštas lėkti naujus namus. Tai va, kas dar, balčius dar stovi, pežiukas irgi dar stovi. Suzana jau nupirkta išvažiavo. Su šitais dviem biški kainas esu užkėlęs, tokį rezervą pasilikęs numetimui. Nes, kaip sakyt, parduoti neskubu. Su šituo apeliniu bus lygiai tas pats. Laukt turiu iš ko. Tai galima pažaisti. Dosikė, kur buvau įmetęs apie medžiagas viską, tai buvo komentaras, kad norėtų žmogus pamatyti viską nuo A iki Z apie dažymą. Tai kaip tik gavau tokią chalturėlę iš kėbulisto, jo broliui, žodžiu, reikia nudažyti šitą naują Taivanio gamybos iš Signedos pirktą bamperiuką. Tai va, kartais jie būna ir gruntuoti, bet kaip anksčiau dirbau su klientūra ant dažymo, aš vis tiek viską skusdavau ir kaip sakyt, dedu iš naujo gruntą, kad būtų kokybiškai ir tvirtai. Tai visa pradžia yra tokia. Pasiėmiau 600 tokių abrazyvų šveitimo, dedu ant tos mašinėlės, kurią rodžiau praeitam video. Tai štai yra nuo oro kompresoriaus gadinimas, nes mano ta elektrinė biškį paskolinau kitam žmogeliui, žodžiu, išvažiavus į ekskursiją, tai tenka suktis iš padėties, drošiu šitą kankinsiu kompresorių. Tai visas darbas toks. Dedi 600, visą detalę šveiti, kur prieini su mašinėlio, kur neprieini, tai dar kartą vėl priminsiu, kur su paralonu tokia yra ta
tokie tie lapeliai, tai va tiek, tai pradžia tokia, viskas skutu, šveičiu, kažką čia biškai pafilmuosiu ant sugreitinto, kaip sakyt, padarysiu, kad įsivaizduot, nu tai va, tai pirmas etapas, detalė ant ožiuko, mašinėlė į rankas ir žodžiu, abrazyvinį šveitimo diskelį ir šveiti. Nu, bet gal tada iškart užbėgsiu įvykiam už akių ir tuoj atsinešu kitą variantą. Tai va, kaip ir praeitą minėjau, šitos, o tokios, čia tik 500, jinai, bet kažkur dasimušimui man užteks vis tiek, detalė pilnai gruntuosis, tai jeigu, tarkim, neturi tos mašinėlės, kaip pavyzdys, tau reikia sparną ar tai bamperiuką irgi kažką tokio nusidažyti tiesiog nuo naujo, ne? Tai labai paprasta, aišku, daugiau laiko užima, va, šveiti ir viskas, iki tokio, kol, nu, pats jau pamatysi, kol susišiauši ir tiek, bet sakau, šitoje geriausia tai yra tokiem užbaigimam, kur mašinėlė neprieina, o šitom vietom visom, tai aš naudoju šitam. Tai, bet sakau, jeigu kažkur sodyboje kažką nori savaitgaliai pasidaryti, šitie tikrai puikiai tinka ir mašinėlės nereiks. Tai va tiek, ką viskas einu šveisti ir žiūrim, kas čia gausis. Šveitimas baigtas, tada viską būtinai su oru reikia gerai įsipūsti, tarpelius viską, kad kuo mažiau tų dulkių šiukšlių liktų visokių, tai tą aš jau padariau, tik pademonstruoju, kaip darosi. Tai va, viskas, šitas darbas pabaigtas, susišveičiau, įsipučiau tuos, dabar einu viską nusiriebalinsiu ir tada mes eisime prie gruntavimo. Nuriebalinimui naudoju mipinį, tą silikoninį. Praeitam vidosike rodžiau, tai aš naudoju tokį purškiklį va, iš Urfo. Ir su tokia servetėlė viską paskui gražiai nusivalau. Visus tarpus viską, nežinau, antinuriebalinimo šito nuriebalinimo tiksliau negailiu, kad visur gerai įsiskverbtų, neįsigerbtų, bet įsiskverbtų. Ir žodžiu, tada viską nuoširdžiai įsivalyti ir būtinai reikia gerai išsidžiovinti, nes jeigu, kaip pavyzdys, pūsim gruntą ar tai dažą ant šitos chemijos, iš karto atkelia dažą ir bus viskas veltui. Tai va, paskui nedaug jos kainuoja ten 50 gal centų ir viskas, visą detalę nuoširdžiai gražiai įsivalom su šitą servetėlę. Viena servetėlė, manau, vienam bamperiui užtenka, nes nu jinai va biškį kiek praeini iš karto gaunasi va tokia graži. Tai pirmiausia, aš visada įsivalau tą tokią didžiąją visumą, kur yra visas detalės grožis, kaip čia pavadint. O paskui visus kantelius jau įsirenku. Nes nu, kiekvieną šoną nepraėjau, jinai jau juoda. Tada verčiam kitą puslapį. Ir viskas taip pat, viską gražiai, nuoširdžiai, neskubant, laiko turim. Tai va, taip visą detalę ir įsilaižyti reikia. Aš tiek prieš gruntavimą, prieš dažymą būtina, visada nusiriebalinu. Blogiau nebus, tik sakau, nepamirškit viską gerai įsivalyti ir įsidžiovinti.
nes paskui teks šveist ir taisyt ten, kur atkels dažą. Šlykštusias bamperis šiandien. Nesilaiko normaliai. Gal laužiukas jau per senas. Bet kol kas išgyvenam su juo. Tai va, nu žodžiu, kaip ir. Na ir čia aišku visur biški prasėjai. Tai va, nu ką, nusiriebalinau, įsidžiovinu. Dar tokios vietos, kur gali ta drėgmė likti. Irgi nepatingėt. Su tuo pačiu oru galima įsipurkšt, įsipurkšt. Ir viskas. Detalė paruošta gruntavimui. Gruntuotis irgi, aišku, geriausiai yra iš polivizatoriaus su kaip sakyt, gruntu iš bankių, kurie atsiskėdė, atskirai kietiklis, viskas atsiskėdė. Nes iš tų flakoniukų tai flakonas yra flakonas. Tai tas pats dažymas, jeigu, pavyzdžiui, eksperimentuosit, kad gruntas iš flakono, spalva iš flakono ir lakas iš flakono. Nu tai su laku tai labai nepatariu, nes nei lieja gražiai, nei kaip sakyt, kokybės ten iš vis nešneku. Ir jeigu pirmą kartą darysi, tai tuo labiau ten iš flakoniuko nelabai kas gausis. Na tai aišku, eksperimentuot galit, nieks gaisnukį neduos. Meškos irgi nekainuoja. Bet jeigu visai to nenori ir bijai, tai geriau tada nuvežti, kas daro, dažo, atidai, sumokėjai, pasiėmei. Šitas, kaip ir minėjau, video mano yra tam, kad, nežinau, gal kažką užkabinsiu ant šitos darbo sferos, gal kažkas sugalvos paeksperimentuoti ir tiek žinių. Čia buvo praeitam komentaras. Tai čia tipo šūdas, tai tos tavo parodytos medžiagos, dar kažką, aš 30 metų dirbu, profesionalas. Tokie profesionalai, davai, tariam taip. Instagramą man atsiunčiat kontaktą, aš atvežu, bet jau ne tokią detalę, kur reiks špakliuot, kuri bus suvirita, žodžiu, aš sumoku už jūsų darbą, bet aš tikrai padarysiu video su kiekviena detalizacija. Kaip 30 metų profas padaro, wow, ten su savo medžiagom kažką, nes, nu, man tai neskauda, bet kitus žmonės glumina, ta prasme. Jeigu toks profas ir tu čia viską darai, davai, atvežu detalę, padarom video, viską tvarkingai, nes komentarė kiekvienas čia mandras lot, bet tokia galima akistatą padaryti. Aš jų tikrai nebijau, o jei tu ten toks kietas, tai davai, sustinkam, duodu detalę, bet sakau, kiekvieną žiūrėsiu, kiekvieną kasiekėlį. Ir pažiūrėsim tą 30 metų darbelį. Tai va, gerai, mažiau čia apie tuos riteriukus laido. Šio ką, gruntavimo, dažymo, lakavimo nebefilmuosiu, nes kadangi nedažymo kamera, visur labai užsiniaukia tos dulkės ir kamera ėda mano, tai šitų epizodų nefilmuoju, tada eisim prie pabaigos, kaip dabar ką pučiu gruntą. Ir paskui pratęsiu toliau, kaip čia kažkas darosi. Na, bumperiukas nusigruntavo, susišveičiau ir viskas. Nusiriebalinau, viskas, einu kurt puliką, metu spalvą, laką ir žiūrim, kas čia gavosi. Tai va, dabar irgi, kada nusigruntavau, sakau, pralaukiu aš maždaug 2-3 dienas, kad gruntas gerai susistovėtų. Ir žodžiu, tada ką, aš šveičiu su 600 ir su 1000 grubumo, tais pačiais diskeliais. Ir tos vietos, kurios neprieina irgi, kada lieka po šveitimo, tai tiesiog pirštų galiukais viską gražiai įsidrožia. Kad jau viskas, kaip sakyt, kokybiškai susišveistų, įsivalytų. Tai va. O prieš metant spalvą irgi būtinai, aišku, nusiriebalinu. Ir su ta antistatinė dar tokia, kur kaip su medum jie vadinama, irgi nusivalau, kad mažiau tų šiukšlių būtų. Aišku, vis tiek lieka. Čia vėlgi, kaip sakiau, ne kamera, tai čia jau nepasidarysi tai, bet esu matęs ir kamerą, kas neprižiūri, tai dar baisiau būna. Tai va. Tai tiek žinių, ką sušveičiau, kartuoju 600 1000, nusiriebalinau, nusivaliau dulkės. Viskas, einu dabar kuriu puliką.
Dažymui naudoju maždaug 1,6-1,8 baro spalvai mest. Lakui naudoju 2,5 įvairiai. Kaip sakyti, bet mažiau 2 niekad nenaudoju. Tai va, einu pučiu, žiūrim, kas čia gausis. Bamperiukas nusidažė. Viskas susimėtė fainai, spalva. Lakas irgi susiliejo labai gražiai. Viskas, kaip sakant, pagal planą. Tai va taip, toks tas dažymas. Naujo bamperio, o čia bus kiti reikaliukai. Bus daugiau paruošimo, tai su šituo irgi galėsiu parodyti, kaip čia, kaip su kuo šveičiu tą glaistą ir taip toliau. Tai tiek tam kartui tada iš garažiuko metu bamperį į mėlyną svajonę, citroseną ir vežu atiduot. O mes tada ką, keliamės į kitus epizodėlius, tai bus su lėktuvu pasiskraidimai. Čia biškį seniau vyko tulpių šventė, tai virš jos pravarėm, praskridom. Ir šiaip pavasariniai vaizdai, žodžiu, ir sekantis, tai pirmas etapas Rim Challenge vyko Nemuno Žiede, Kačerginėj, iš ten tokių porą įdomesnių epizodų ir tiek, tai ką, varom į veiksmą, gana garažo keliamės. Ką reikia daryti prieš skridimą? Reikia prieš skridimą langą nusivalyti pirmiausia. Langą nusivalyti. Prasuk prieš... Žiūrėk, vėl gausi kaktą. Žiūrėk, atsimeni. Žandikaulį čia neišnarino. Gerai. Nu, papasakok. Kaip turi? Sakė instruktorius taip, jeigu į angarą įvažiuoji ir ratas priekinis ant juostos pažymėtos, egzaminas išlaikyti. Nu, pažiūrim, ar išlaikė egzaminą. Nu puikiai. Šaunuolis.